Sveiki atvykę į mano epizodą ir šiandien aš jums noriu papasakoti, kad nusipirkau DJI Osmo 4 kamerą. DJI Osmo Action 4 kamera. Kamera yra žiauriai maža. Satisfying, kaip ten sakoma. Oi, sorry. Žiūrėjo mane, aš žiauriai eksaitės iš tikrųjų. Nu ką mes turim, o mes turim kamerą. Ta kamera yra žiauriai maža, bet kodėl jinai tokia dideliai dėžiai? Nes jinai brangi. Toj dėžiai yra maža dovanėlė. Aš atšvenčiau savo gimtadienį. Todėl nusipirkau šitą kamerą. Ok, atplėšė mane. Popieriaus prikrauta. Turime 2 dėžutės. Taigi toliau išsipakuojame DJI Osmo Action 4 kamerikę. Taigi turim tą kamerikę, va, kaip atrodo jinai, aфиgenai, tokie, Kaip įsideda baterija? Taip, pasispaudžiam šitą į viršų, opa, ir opa. Tada tą kontaktą, šitaip, dedam, bum, čia, ir įstumėm, bum, uždarom. Ok, turim spausti šitą mygtukėlį, spaudžiam. Nu ką, lengvai čia, ne? Dabar mums rodo, kad atsisiųsk šitą dalyką ir kažkas bus. Nu, tipo, appsas tikriausiai čia kas. Turim tutorialą, pasižiūrim tutorialą, aišku. Ai, nu, šiaip geras tutorialas, iš tikrųjų, what the hell. Na kągi, įsinagrinėjau, viską pasijungiau. Tuoj parodysiu visas funkcijas, ką atlieka šitas. Aišku, ne visas, čia reikia ieškoti YouTube visų funkcijų. Bet ką dabar supratau, tai įsijungiam, štai taip atrodo. Čia nieko, aišku, ypatingo labai. Bet šis tas, tada gale turim ekraniuką. O kaip pagrindinis dalykas, reikia dabar nulupti plėvelę šitą nuo kameros. Satisfying, kaip ten sakoma. Ir parodom jums, kaip nusilupa. Jeigu rimtai, tai sveiki atvykę į mano epizodą ir šiandien aš jums noriu papasakoti, kad nusipirkau DJI Osmo 4 kamerą. DJI Osmo Action 4 kamera. Ar gera kokybė, nežinau, parašykite. Šiaip nežinau, ir mikrofonas tikriausiai čia geras turėtų būti, nu, minimaliai geras. Jeigu norit papildomas apžvalgos apie šią kamerą, papildomus nustatymus, žodžiu, pasidomėsiu. Ir jeigu norit, kad padaryčiau video, pakomentuokit. Tai jeigu patiko, laikinam, subscribinam ir susimatom kitose epizoduose. Iki! Ačiū, kad žiūrėjai vidosivką. Respektas, jei dar spaudi like. Dar gali paspaust prenumeruoti ir pabaigai pasidalinti su draugais. Pažadėjau papildomą apžvalgą padaryti. Tau telieka komentarą parašyti. Ir jei viską spėjau padaryti, ačiū, man telieka gal pasakyti. Lieka nebedaug, iki 1000 sekėjų, būčiau dėkingas ir labai laimingas. Galėtos jau ne už kalnų. Aš jums naują video kuriu. Lieka nebedaug, iki 1000 sekėjų, būčiau dėkingas ir labai laimingas. Kalėdos jau ne už kalnų. Aš jums naują video kuriu. Tiesiogiai transliuoju bent porą dienų. Video pasistengsiu kurti dar įvarznių. Tad tikiuosi liksi tu su mumis. Bendrausim, žaisim, bus ugnis. Dar domėjus apie kamerą ir pamačiau vieną bairį, ką galim padaryti.